Grąžino nacionalinė žemės tarnyba savininkui ir savininkas pareiškė, kad jis nori iš valymo padaryti. Čia kažkokia, man pasakė, Linkevičius kažkokia gal, nežinau, už nugaros. Nes mes suprantam, kad paprastam žmogui tokioje vietoje tokios žemės nelabai kas grąžina. Tai yra taip, kaip yra. O čia iš tikrųjų labai graži žemė, žmonės sutvarkė. Jie nuo 96 metų jau kūrė šitą parką savo lėšom. Vasarą čia nuostabiai atrodo, ypač nuo kranto. Ir be abejo, kad jos ištiko šokas. Jos ištiko šokas, jie čia pranešė man už vakar. Ir tada mes sugalvom, kad reiškia, nes tie vaikiukai iš krikščionių mokyklos irgi. Ir jiegi čia visi eina? Jo, visi čia eina, čia sportuoja. Vienu žodžiu naudojasi tuo parku ir vaikai matosi iš jų, kad jie labai pergyvena dėl to. Ir savivaldybė tada šitas savivaldybės viską valys, o šiaip savivaldybė jau čia pakėlė aktyvistai triukšmą, tai šiek tiek įsigando tas, kas davė leidimą ir perspėjimą nusintęs savininkų, kad jam leisa tik tai iš tikrųjų leidimų tik saviminukus, va ten, kur matom išgyvatorės, iš tikrųjų, kur yra šabakštynas, bet neliesti visų žmonių sodintų medžių. O jis įrodė savo planą žemės? Tikrai ten apima viską šį? Jo, čia jis studijavo, kadangi čia yra specialistai, tie aktyvistai kartu ir jie pareikalavo visų planų, iš tikrųjų yra grąžinta va šitą visą teritoriją. Bet jeigu yra visuomeninės paskirties žemė? Taip, pagal bendrąjį planą yra rekreacinė skirta intensyvių želdynų įkūrimui. Bet tai netrukdo grąžinti kaip privačią valdą. Tačiau savivaldybė gali nekeisti sprendinių ir detaliam plane nekeičia sprendinių, jis negalėtų nieko tokio statyti, tik tai, kas priklauso pagal rekreacinę teritoriją. Bet aš manau, kad geriausias kelias būtų, jei savivaldybė imtųsi priemonių, kaip, sakykime, išpirkti. Nes jau yra toks pavyzdys prie Gilužio ežero prieš daugiau kaip 10 metų, turbūt jau, ne prieš 10, prieš 7 išpirko visuomeniai paplūdinį 1 hektarą 35 arus. Tai galimybė yra tokia ir čia, kad išpirktų ir tada baigtųsi ir žmonės galėtų toliau čia gražiai, vienu žodžiu, kadangi čia kursis dar daugiau, čia praeis kelias, iš tikrųjų labai svarbi vieta žmonėms. O jūsų žaliųjų atstovas, kuris eina į savivaldybę? Turit galvą Klinaitė? Klinaitė nėra mūsų žaliųjų atstovas, jinai dabar yra žaliųjų partijoje, o kaip žinot, aš esu žaliųjų judėjimo nuo seno. Šitam judėjimui mes nepriklausom žaliųjų partijai. Sveiki, Pilaitės gyventojai, ačiū, kad buvusi anksčiau žalioji, bet neperėjo, čia laisva valia, kas pereina, taip kad mes negalim užtrausti. Pasakyti savo poziciją, savo nuomonę dėl tos aplinkos, šalia kurios mes gyvenam. Šalia kokios aplinkos mes gyvenam, vaikučiai? Šalia parko, taip. Na ir mūsų bendryje, mūsų iš karto siūlo tokią priemonę. Mes skelbėme konkursą gražiausiam šito parko pavadinimui sukurti. Tai labai kviečiam vaikučius, kiek mes manome laiko reikėtų duoti, sugalvoti pavadinimą. Vieną dieną. Ir aš užeinu pas jūs į mokyklą ir klausiu to pavadinimo. Ir gražiausiam pavadinimui kas priklausytų? Prizas. Didelis prizas. Tai šiandien mes skelbėme mūsų parko pavadinimo konkursą po dienos rezultatų. Na, o dabar situaciją aš trumpai nušviesiu. Nesigalvo šeštadienį. Galim ir tokį pasiūlymą priimti po 3 dienų pavadinimą. Taip, susirinkom dėl ko? Mus pasiekė žinios, kad dar pernai 14 metų rugsėjo 5 dieną Vilniaus miesto savivaldybė išdavė leidimą kirsti šitoj teritorijoje, na, kaip leidime parašyta, pirmos grupės medžius ir savaime užaugusius krūmus. Kai sužinojome tokį dalyką,
tai mes iš karto reagavom ir 2 dienas stengiamės, kad šis leidimas būtų kardinaliai pakoreguotas. Laimiai taip ir atsitiko. Sklypo savininkui, ponui Eugenijui Vaicekovskiui ir mūsų tarybai Pilaitės yra išsiųstas raštas, kad visi šitie medžiai yra saugotini ir jų kirsti negalima. Jo. Ačiū vaikai už jūsų reakciją. Bet čia dar, kaip sako, tik pirmas etapas. Tik pirmas etapas. Mums reikia rūpintis, kad mūsų parko likimas būtų negrįžtamai saugus ir aiškus. Kokios galėtų būti priemonės tai atlikti? Aš kalbėjau su savininku. Na, čia istorija buvo tokia, kada parkas buvo suprojektuotas kartu su gyvenamaisiais namais ir daugiaaukščiais ir investuotojas pristigo pinigų, leidimas galiojo iki 2003 metų ir jisai realizavo kaip nebaigtą statybą, pardavė tos dalykus, dėja prie medžio jau pasodinto pagal projektą suderintą tvarkos priskirti žemės nebuvo. Ir tas dalykas pakybo, sakykime, ore kaip pamestinų koroliai. Nacionalinė žemės tarnyba išnaudojo šitą situaciją ir pradėjo vykdyti, kaip jie laiko šventą reikalą, grąžinti nuosavybę žemės. Šiuo metu šitai parko teritorijai jau turbūt bus apie 60 savininkų, smulkiai sudalintais rėželiais. Koks jūsų manimų galėtų būti tikslas gauti šitoj vietoj ir vystyti žemės veiklą, žemės naudmenis? Turbūt, nerealu. Greičiausiai tikslas bus siekti planavimo procedūrų kelių, paversti žemės naudmenis į gyvenamąją statybą. Ir kai man pirmą eskizą parodė, tai užstatymo idėja buvo tokios pat sienos, kaip va ten matote atsisukę kitoj pusėj, tokios sienos, pilant šitą visą ryną ir statant tokius dalykus. Vėliau jau buvo moduliuojama daugiau rekreacinė architektūra, bet tikslas yra užstatyti komerciniais pagrindais ir parduoti. Kadangi visą šitą teritoriją prie inžinerinę infrastruktūrą, tai investicijos stipriai tiktų apie 20–30%. Tai va, tai mes dabar sakome, labai bloga politika yra nacionalinės žemės tarnybos, kurie eina tokiu keliu. Manau, kad mes matome apie Vilnių ir kitas teritorijas daug laisvų teritorijų, kurie greičiausiai valstybės vardu galėtų ir nupirkę atiduoti savininkams, kuriems tas teisėtai priklauso. Na, valstybė sako, vėl tam nėra pinigų. Antras kelias turbūt būtų kalbėti su savininku, galbūt įsinuomoti tą zoną, kur auga medžiai, tas grožis, gyventojai, kažką palikti, kad prisimylėti. Dabar, tai tokie, sakykit vaikučiai, šitame parke, kokie elementai jums labiausiai patinka ir kokių dar elementų mes tikėtumės, kad būtų? Prašau. Po vieną. Čiuožinėti žiemas. Sušaldytas čiuožinėti žiemas. Na va, yra didelis poreikis, kad rastųsi tokia funkcinė zona, tai kaip aš minėjau, jeigu galėtume, mes presinguosim ir toliau savivaldybę ir bandysime žiūrėti, kiek mes būtume pajėgus, galbūt ir toks klausimas dalies nuomavimo, įrengimo, tokių atraktyvių dalykų, kurių mums čia trūksta, turėtų savo vietą. Ačiū labai už vaikučių iniciatyvą. Labas vaikiukai, ar dar nesušalėt? Ne! Ar jums patinka šitas parkas? Ne! Ar jį gilsit? Tai žinokit, kad jūsų čia pradiniai darbeliai, nes ateityje laukia didelių darbų. Čia nuo jūsų priklausys, ar turėsim mišką, ar turėsim parką, ar turėsim žalę savo kiemą. O dabar noriu pranešti gerą naujieną. Tie, kurie kūrė šitą mišką daugelį metų ir nori jį matyti gražų ir kad jis užaugtų, kaip ir jūs dideli, prašo jūsų mokykloj išrinkti jam pavadinimą. Nuo pavadinimo, kaip žinot, labai daug priklauso ir skelbia konkursą. Tas, kuris išrinks gerą pavadinimą, čia bus sudaryta komisija ir tada sumokate jais kartu ir tada gaus dovanų. Tai valio! Tai gyvuoja parkas, valio! 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 Jeigu mes turim tokius aktyvius vaikus, tai parkas bus mūsų. Valio!
Tai Janina yra mūsų, turbūt pažįstat visi, Šilaitės bendruomenės pirmininkė. Galbūt dar mūsų bendrijos pirmininkas Vladimiras pridės keletą žodžių, nes mes taip pat truputį jaudinamės ir ne dėl to, kad jaudinamės jūs matydami, bet dėl tos problemos. Prašau, Vladė. Labą dieną. Man labai malonu matyti, kad tiek jaunų, naujų veidų, jūs taip aktyviai atėjote, reiškia, ginti šitą parkelį, kuris sukurtas, reiškia, mūsų gyventojų aplinkinių pastangom. Būtent sukurtas ne kažkokiam privačiam interesui, sukurtas būtent vaikam, gyventojams, kad būtų kur pailsėti, kur reiškia, vaikai pažaistų, kur yra sporto aikštynas, kad visiems būtų malonu, gražu pailsėti čia tiesiog vietoje prie savo namų. Ačiū Jums visiems už sudalyvavimą. Dėkoju. Mokytojų ir kviesime mokyklėlės atstovą. Direktorės. Tai iš tikrųjų tai ne mums ačiū, o Jums ačiū, nes mes nieko neprisidėjom prie to parko, mes esam jo aktyvus labai naudotojai, bet dėl to labai ir susijaudinom, kai vakar sužinojom, kad galim gyventi be jo, tai mes taip sunkiai tai įsivaizduojam. Nes tikrai visi vaikai mūsų tikrai labai mėgsta čia žaisti ir nemažai jų dalis yra būtent pilaitiškiai. Tai mes čia gyvenam su juo, kažkaip net neįsivaizduojam, kaip dabar būtų be jo. Tai dėl to ir vaikai labai nusiminė ir išsigando ir nežinau, tiesiog ką reikėtų daryti. Tai tikrai ačiū Jums, kad Jūs taip pat imatės iniciatyvos ir darote tos nelengvus žingsnius ir tikrai reikia tikėti, kad parkas išliks. Ačiū Jums. Ačiū direktoriui. Taip, aš dabar darausi Albinai, ta prasme, kada vykdomas tas žemės reformos projektas, tai privalo tiem savininkam, kur grąžina, nužymėti, vadinkim liaudiškai kalbant, kuoliukus užkalti. Tai Albinas yra vienas iš tų kaimynų, būsimo ar esamo savininko ir jis gali porą žodžių pasakyti apie to procedūrų įtakojimą. Ekspromto, viskas čia ekspromto. Eksprontas. Dievai nepasiruošęs kalbėti nieko, bet koliukai aišku bus artimiausiai, tai mūsų kaimynam visiems, kurie čia yra. Būtų labai gaila, jeigu vietoj medžių atsirastų tik tai koliukai. Medžiai auga. Sakau, būtų labai gaila, jeigu vietoj medžių čia atsirastų tik tai koliukai. Medžiai auga ne vienus metus mes juos sodinam, prižiūrėjom, tai būtų labai nekoks čia vaizdas, jeigu vietoj tų medžių mes matytume tikrai nešakotus koliukus arba dar blogiau ką nors. Žolę galima būtų dažniau atvažiuoti nušienauti, bet ne medžius kapoti. Labą dieną visiems, aš noriu prisistatyti, aš esu Pilaitės žalioji aktyvistė, Virginija Vingrienė mano pavardė. Ir taip pat labai nuliūdau iš tikrųjų sužinojusi, kad Pilaitės žaliosios erdvės ruošiamos panaikinti. Iš tikrųjų tai labai gaila, nes jau turbūt nebe viena vieta yra užstatyta. Pilaitė šiai dienai tikrai plečiasi daugiabučių kvartalai. Trūksta vietų netgi mokykloms ir darželiams, tai yra labai blogai, tarkim, už prospektinėje dalyje darželių numatytos vietos patapo daugiabučių kvartalais. Tai labai liūdna, kad ir šitoj vietoj iš tikrųjų vėlgi nusimato berods kvartalas daugiabučių. Taigi, manyčiau, kad mes besiplėsdami turėtumėm turėti, kur vaikus taip pat nuvesti, ugdyti, mokyti, o ne vien tik tai plėstis ir kurti daugiau gyvenamos vietos, neturint kur iš tikrųjų švietimo įstaigas įkurta arba žaliasias erdves. Tai vat, manyčiau, kad iš tikrųjų mes visi turėtumėm tikrai kovoti ir plėsti daugiau žaliųjų erdvių ir išsaugoti savo miškelius, kuriuos dar mes turime ir galime tuo pasidžiaugti. Pilaitė tuo ir yra išskirtinė. Taigi ačiū Jums labai uždėmesį ir džiugu, kad visi susirinkote. Kas pakalbės nuo vaikučių? O, labai puiku. Koks vardas? Jis jaunas, nesakyk.
Labą dieną. Labą dieną. Tai ką man sakėt? Dėl to, kad nesugriautų mūsų aikštelės. Žaidimo, taip? Taip, O kas šalia žaidimo aikštelės? mūsų mokykla. Kas dar šalia mokyklos? Miškas. Miškas, taip. Mes šiandieną susirinkome išsaugoti mūsų mišką, taip? Paplojame visi rusniai. Čia dar nori. Čia dar nori kažkas. Dar nori, berniukas. Nu, Nekirsti medžių, prašom. trumpai reiškia. Svarbiausias dabar dalykas yra toksai. Kada mes sužinojom, kad šeštadienį būktai pasamdyta kirtimo įmonė, peiliai išgaląsti ir panašiai, mes ruošiamės daryti, tiesiog apsikabinimą rankomis ir neleisti to vykdyti fizinę prasme. Bet būtume silpnesnioji pusė. Kada mūsų rankose dabar yra dokumentas, kuris skamba, kad tai yra saugotini dalykai, kad jų kirsti negalima, tai jeigu tokia invazija būtų ar pastebėtume, mes ateitume, kviestume policiją, 112 berods telefonų, kviestume aplinkos apsaugos departamento atstovus ir sakytume, konfiskuosime jūsų priemonės pjovimo, nes už mūsų yra dokumentas, kad to daryti negalima. Bet matot, gyvenimas dėja yra liūdnesnis, negu mes įsivaizduojam. Yra visokių kitokių būdų. Kirsti naktį, medį ten gręžti ir pilti kokios druskos ir panašiai, tokių būdų naikinti. Visokių tokių priemonių yra. Tai dėja, aš čia kalbu šį kartą taip pakankamai bjauriai, bet labai visų prašau būti atidiem, stebėti, jeigu pamatėte, ką nors tokio įtartino negražaus, pranešti, burtis į krūvą ir daryti tam dalykam užkardymui. Mes ne prieš civilizuotas priemonės viską spręsti, suderinti kažkokius norus, užstatymo su gamta, bet mes kategoriškai prieš pliką lauką, prieš nupjovimą to, kas ilgai ir, kaip sako, su dėmesiu turi užaugti. Aš manau, kad galima dar daryti akciją. Dar man kilo idėja, kadangi mes šitaip gražiai bendravom, aš manau, kad ateityje pavasarį galbūt jūs galėtumėt kartu su parko įkūrėjais pasirinkti po vieną medį, pasivadinti vardu savo sugalvotų ir jį prižiūrėti ir auginti. Kaip jums atrodo, ar patiktų toks planas? Tai aš manau, kai jūs sugalvosit gražų pavadinimą parkui, tada paskelbsim naują konkursą ir pavasarį tikrai padarysim šitą akciją. O dabar labai jums ačiū už nesušalkit, žodžiu, šaunuoliai, jūs džiaugiuosi, kad mes turim tokią gražaus jaunimo. Tai va, iki gražaus pasimatymo. Gero jums savaitgalių, aukit gražus, sveiki, nesusirkit, nesušalkit, gerkit daug arbatos ir tada iki susitikimo.